ar yra vietų? Ar yra vietų Lietuvoje, kur žmonės galėtų pasislėpti? Piliečiai, dėl priešo aviacijos antskrydžio ir jo paleistų raketų skelbiamas oro pavojus. Oro pavojus. Oro pavojus. Šaltasis karas. Sugrįžtam į šaltą ir tamsų laikotarpį, apie kurį diskutavom apleistos karinės bazės apžvalgoje. Nors žmonės 25-osios įsivaizdavo, skraidys automobiliai, galbūt gyvensi Marse, bet civilizacija užstrigo. Užstrigo karo temai, kuri nedingo, bet ir sugrįžo. Šaltasis karo laikotarpis 1946-1991 metai, kai žmonės ėjo į darbus, gyveno šią dieną, bet nuolat gyveno baimiai, kada tas karas, ar jis bus ir kokia bendrai situacija. Tai slėptuvės buvo statomas šalia daugiabučių, kur žmonės galėtų greit pasislėpti, lygiai taip pat šalia darbo vietų, po gamyklomis, gamyklų teritorijose. Ir šiandien lygiai tas pats. Žmonės galvoja, o kur slėpsimės, jeigu ką? Kaip neturistas pagalvojau, padarysiu virtualią ekskursiją, kur, žmogus gal niekada ir neteks pamatyti tokių vietų, nes tai vietos yra, kur, nei rasi, nei prieisi taip lengvai. Slėptuvės buvo privatizuotos, nebenaudojamos, pamirštos, apleistos. Tai net nežinau, ką ir pasiūlyt. Pasiimkit guminius batus, nes jų tikrai prireiks. Galbūt kils mintis ir nusipirkt, ir prisipūst valtį, nežinau. Bet kviečiu jūs į virtualią ekskursiją, kur apžvelgsim kelias slėptuves ir ar yra vietų Lietuvoje, kur žmonės galėtų pasislėpti. Pasiimkite dokumentus, individualias apsaugos priemonės. Pažiūrėkit. Kokios durys. Duris numeris 12. Duris numeris 11. Turim vieną iš slėptuvių. Slėptuvę, kuri pagal planą ir paskirtį turėjo apsaugot įmonės žmonės, nes slėptuvė yra įmonės teritorijai, bet kaip matom, įmonė tiesiog slėptuvę paprastai žodžiais tiesiog apleido. Turim lentą, turim suolus ir tai yra tiesiog mokymosi klasė. Žmonės susėsdavo, gaudavo instruktažą, pam, kaip čia kas turi būt, ant lentos paaiškindavo, surašinėdavo, viskas labai paprasta. Čia yra avarinis išėjimas. Tai mes išėjom, tiksliau įėjom pro avarinį išėjimą, o spėju ten kažkur gale bus pagrindinis įėjimas. Ir kaip slėptuvė, žinokit, be oro. Tai va čia visa įranga. Žiūrėkit, kokia galinga įranga. Netgi kažkuriuo atveju nauja elektros instaliacija buvo įvesta. Bet tikrai labai galingai atrodo oro filtrai. Tai kai žmonės turėjo slėptis, oro reikia iš kažkur gauti, tai oro paėmimas iš viršaus ir visas oras tiesiog, va čia yra filtrai. Filtriukai, prasifiltruoja oras, pro šitą visą, ir žmonės kvėpuoja slėptuvėje tikėtina grynu oru, ane? Ir čia mes turim didžiulę patalpą. Pažiūrėkit. Kosmiškai gerai atrodo, nesakykit, ne? Apokalipsė. Tiesiog visiškai vienas, žmogelis. Žiūrėkit, visiškai žmogelis. Tiesiog vienas vaikštau. Elgesio taisyklės. Greitai užimti nurodytas vietas. Vykdyti visus įsakymus. Išjungti apšvietimą. Palaikyti švarą, laikyti paraštos asmeninio naudojimo
Slėptuvėje draudžiame rūkyti, kelti triukšmą, atsinešti lengvai užsidegiančių medžiagų. Nu, logiška. Va, turim dar vieną išėjimą. O čia yra vandens atsargos. Na, aišku, šiuo metu slėptuviai vandens tikrai netrūksta. Ir vat, kokie gultai. Labai paprastai būdavo. Gultai kelių aukštų. Jeigu taip žiūrint dabar, matau, kad 4 aukštai. Tai va taip žmonės pam suguldavo aukštais. Nu, įsivaizduojat, kaip koks tiesiog, kaip tos bunkerinės lovos. Aš net nežinau, kaip kitaip galėčiau apibūdinti. 2 aukštės lovos. Va, tinkamas žodis. Nu ir žmonės tiesiog sulipdavo, nu ir gulėdavo. Kaip sakau, sulipdavo, gal čia niekam ir neteko miegot, nes pavojaus tai nebuvo realaus. Bet gal kokie mokymai vykdavo arba tiesiog įmonės darbuotojai pasidarydavo pramogą. Nu ir mes čia prieinam labai įdomų dalyką. Mes prieinam čia generatorių. Nu jūs pažiūrėkit, koks gražuolis. Įsipildavo kuras, užsikurdavo ir gamindavo elektrą. Čia yra atsarginis, jeigu galima tai pavadinti, elektros šaltinis, nes elektra galėdavo ateiti ir iš viršaus. Nu, bet jeigu jau elektra neateina, tai galima pasidaryti elektrą viduje. Nu, jeigu neateina, jeigu viršų jau viskas susprogdinta, tai bent jau gali turėti elektros tam tikrą laiką, priklausomai kiek turi kuro. Ir čia telefonas. Bijau iš tikrųjų net atsiliepti. Kad ir kaip kvalai galima galvoti, kad galimai gali veikti šis telefonas, toks nemalonus vis tiek toks jausmelis. O jeigu kažkas atsilieptų kitam gale, sakytų, alio, jūs gyvi, slėptuvės numerį pasakykit. Generatorius, nu tikrai fantastiškai atrodo. Vat ir visos elektros skydinės. Pam. Ir vat, užsikurdavo ir... Ir jūs man pasakykit, nu didžiulė slėptuvė. Kokie statymai, kiek slėptuvė sutalpindavo žmonių. Nu čia 100 galima skaičiuoti. Daiktų sandėlys yra va toks. Pelėsis. Nu čia mirtis mano plaučiams, bet o ką? Labai gal ilgai neužsibūsim. Dujokaukės. Va, pažiūrėkit. Dujokaukės. Čia vat visi, vat ką matot, yra tiesiog filtrai dujokaukių ir parodysiu, kurios dujokaukės filtrai. Štai. Vienos iš dujokaukių. Atrodo šitaip. Nu va, dar vienas sandėlys dujokaukiam. Ir va čia yra GP5 modelio dujokaukė. Aišku, vaizdas neatrodo gal ir gerai, nu bet va. Pažiūrėkit, dėžės. Nu tai logiškai, kad jeigu jau užterštumas, žmonės turi turėti ir dujokaukių, kaip ir aš šiuo metu turėčiau turėti vieną iš dujokaukių, modernę apsisaugoti, nes pažiūrėkit, aš tiesiog einu ir jūs labai gerai galite matyti, kad tai yra tiesiog, ką aš palieku po savo įėjimą. Juodą vandenį. O juodas vanduo galimai yra tiesiog mirtis plaučiams. Šiaip aš jums nemeluosiu, tikrai labai sudėtinga yra eiti, nes reikia žiūrėti, kas po kojom, kad neužkliūtum už kažko, nes čia viskas plaukė. O aš dabar žinot, kur patekau? Tarp gulėtųjų, tarp gultų, kur žmonės tiesiog gulėdavo. Nu, kaip čia pasakius, gulėdavo. Tiesiog laukdavo šviesesnio rytojaus. Teoriškai. Praktiškai čia galimai nebuvo naudotas slėptuvė pagal paskirtį. Ir va, žiūrėkit, vienas iš pavyzdžių. Dar negavusi vandens viršutinę lovą. Toks kaip ir minkštas čiužinukas. Va, yra ir viršui tas pats. Minkšta. Nu, tai jeigu skaičiuojant, čia kaip ir suolas, tikėtina atsisėst, negulėt. O čia jau būdavo gult. Va, matot, ten toliau irgi.
Tai pirmas aukštas buvo tiesiog atsisėst. Bet tai nereiškia, kad jis turėdavo būti kaip laisva vieta. Jeigu jau daug žmonių slėpdavosi, tai patikėkit manim, gulėdavo ir čia. Aš sakau, gulėdavo, slėpdavosi teoriškai. Mes kalbam teoriškai. Vienas iš paketų, kelintų čia metų. 1981 metų vata, tvarstis, nežinau kaip čia reikėtų apibūdinti, bet metai kalba savo, ant kiek senas reikalas, ne? Slėptuvė tokia, matot būklę, kaip atrodo jį šiandien. Ar galėtų Lietuvos piliečiai slėptis? Tikrai ne. Ar būtų verta rekonstruoti? Begalę pinigų? Tikrai ne. Tai susimatom gyvybei viršui, nes po žemė mes dabar esam daug metrų, nes tai yra požeminis statinys tiesiog yra. Išjunkite dujas, šviesą bei šildymo prietaisus ir nedelsdami eikite į artimiausią apsaugos statinį. Man reikia šito atsikratyti kažkaip. Eik iš čia. Prasilenkiam gražiai, aš tavęs prašau. Aš tikiuosi, mano valtis atlaikys šį nuotykį. Ir aš labai tikiuosi, kad aš nepaskesiu čia. Nes pažiūrėkit. Aš vandens tikrai turiu čia. Ir nemažai. Oi, čia kaip galiu nuskęsti. Kvailiausias dalykas, kokį galim daryti. Aš realiai esu pusiau paskendęs šiuo metu. Ir mano valtis prarado labai daug oro. Neįsivaizduoju, kur. Aš pabandysiu labai paprastai paaiškinti. Čia mes turim pagrindinį įėjimą. Jūs įsivaizduojat, va ten tos duris. Jos yra milžiniškos. Ir kiek šiuo metu čia yra vandens, tai jos tiesiog visiškai apsemtas. Čia gal kokie 3 metrai aukščio, 4 metrai aukščio. Ir viskas šiuo metu slėptuvėje atrodo taip. Mes turim gultus, o čia yra gultai. Tai jeigu mes kalbam, kad čia buvo kelių aukštų gultai, ar ne? Pažiūrėkit, koks aukštas. Ir kur mes turim lubas. Tai yra kosmosas. Aš negaliu ten daugiau priplaukti, nes visas slėptuvės inventorius tiesiog yra patvinęs. Tai ką norėčiau pasakyti apie šią slėptuvę, tai kad čia dar viena slėptuvė po įmonės, tiksliau įmonės teritorijai. Ir čia irgi galėjo slėptis įmonės darbuotojai prasidėjus karui ar oro užterštumui, nežinau, branduolinis ginklas, šiaip kokie uraganai, nežinau. Aš tik jaučiu, kad pas mane vandens daugėja čia va. Jūs pažiūrėkit. Man reikia plaukti iš čia. Paskandinau apšvietimą. Oi, dabar tai blogai. Dabar tai blogai, jeigu įsijungia apšvietimas. Gerai, streso lygis. Streso lygis kyla. Aš nežinos iš čia. Nepanikuojam, išplauksim. Labai daug vandens daugėja pas mane, aš nežinau, kodėl, iš kur to vandens. Apšvietimas kiaurai permiko. Nes pažiūrėkit, kokia didumo duris. Tai yra tiesiog kosmiškai didelės duris. Wow. Ta prasme, tai yra wow. Dingstam, nes mano valtis gauna daugiau vandens. O ne, užsiblokavau savo išvažiavimą.
prabraukiau. Jūs pažiūrėkit, aš kiek vandens turėjau. Ir man atrodo, mano valtis yra mirusi. Nelabai ką turiu papasakoti. Tai tiesiog, tai čia ir užbaigsiu. Eikite ramiai ir tvarkingai. Vykdykite civilinės gynybos darbuotojų nurodymus. Civilinės saugos mokymo punktas specrūbų sandėlys. Čia būdavo toks kaip ratas, atsisuka, ir patenki į slėptuvę. Tai iš vienos pusės įeidavo žmonės ir iš karto galėdavo jau rinktis, kuris bus gultas, kurio. Tai slėptuvė ne per seniausiai buvo išvalyta mano žiniomis. Nežinau, ar išvalymas prisidėjo prie ir vandens panaikinimo, išsiurbimo, galbūt. O, nauja elektros instaliacija. Kol kas nieko nespaudinėsim. Čia vat buvusi generatoriaus patalpa. Žinot kodėl? Dizelinis kuras, maitinimo bakas. Tai vat vienas iš dizelino talpų, kur buvo naudojamas paduot kurą į generatorių. Tai ko nelankėm, tai tualetų. Į tualetus būtinai ateisim. O tualetai kaip čia buvę. Galvau, kad čia virvutę patraukt vienu momentu. Visi labai gerai išsilaikė, pažiūrėkit. Tai pati slėptuvė iš tikrųjų buvo naudojama kaip mokymosi punktas, ateiti išklausyti instruktažą, kaip elgtis mokymasi programos jau tuo karo atveju, bet tikrai paprasta suprast, kad pati slėptuvė galėjo būti laisvai naudojama ir būtent tuo jau pavojaus atveju, kur žmonės galėjo eiti ir slėptis. Nes vėlgi slėptuvė yra pakankamai aplink didelių gamyklų, tai pagal kiek matom gultų ir kokia yra slėptuvės kvadratūra, 800 kvadratų. Jeigu paskaičiuotume 800 kvadratų, tai ne viena gamykla galėjo šią slėptuvę naudot jau tuo pavojaus atveju. Ir čia yra stendai su informacija, kaip elgtis, kaip suteikti pirmą pagalbą, kaip sužeistą pilietį ant kupros nešt. Tai visos pakankamai instrukcijos, aišku, rusų kalba, nes slėptuvė statyta sovietmečių šalto karo laikotarpiu, tai čia nežinau, kiek galima būtų lietuvių kalbos rasti, viskas rusiškai. Civilinės gynybos uždavinys - gyventojų ir jūsų kartų vertybių apsauga. Va toks informacinis stendas, kad civilinė gynyba buvo uždavinys sukurtas gyventojų vertybių apsaugai. Mes grįžtam į koridorių. Tai čia vėlgi turėjom irgi daug daiktų, daug visokiausių įrengimų, dėžių, dujokaukių, bet po valymo nelabai kas liko. Slėptuvė tik reprezentuoja dar seni plakatai ir va čia gultai. Tai viskas kolektyvas. Tiek į slėptuvių galim savo valtis, guminius batus padėti iki kito karto. O jeigu nori daugiau pamatyti vietų, kur galbūt galėtume slėptis, tai parašykit komentarą. Gal turit ir savo slėptuvių, kurias galiu ateiti ir galbūt kartu galėsim pasislėpti. Tai taikos ir ramybės visiems ir iki.